Labadiena visiems. Aš pasistengsiu trumpai pristatyti mūsų sąjungos nuomonę apie atvirąją prieigą. Šiek tiek trumpai apie tai, kas mes esame, nes galbūt ne visi žinote apie mūsų sąjungą. Tai esame Lietuvos jaunuosius mokslininkus atstovaujanti organizacija. Ir šiai dienai mūsų organizacija yra 224 mokslininkai iš įvairiausių Lietuvos institucijų. Mūsų pačios organizacijos tikslas yra siekti, kad Lietuvos mokslininkai būtų pasaulinio lygio mokslo elitas. Tai, kaip suprantat, esame užsibrėžę labai ambicingą viziją, kuri yra susijusi daugiausiai su mokslo kokybė. Ir savo strategijoje remiamės tokiamis vertybėmis kaip kompetencija, kūrybiškumu, atsakomybė, bendradarbiavimu, iniciatyvumu ir atvirumu. Čia kaip tik norėčiau pabrėžti, kad visiškai taip jau gavosi, kad prieš porą metų atvirumą esame įtraukę į savo strategiją kaip labai svarbią vertybę ir ją esame apsibrėžę kaip tokią vertybę, kuri yra laikoma bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir tobulėjimo prielaida. Tiesiog manome, kad tai yra labai svarbu ir tai yra tokia vertybė, kuri galėtų taip pat padėti siekti tos mokslo kokybės. Ir čia visiškai neatsitiktinai susidūrėme su atvirosios prieigos tema, kuri taip pat manome galėtų lygiai būti taip pat svarbi siekti tos kokybės moksle. Kaip tik tai prieš metus jau čia yra paminėta Gintarė Stautkevičienės, esame vykdę savo narių apklausą, kurios metu aiškinamės, ką mes žinome apie tą atvirąją prieigą, ką mes apie ją galvojame, kiek ją naudojamės. Ir apklausoje dalyvavo maždaug vienodai doktorantų, mokslo daktarų. Ir pastebėjome tokį dalyką, kad mūsų dauguma narių, kaip matote, net 98% beveik visi nariai, naudojasi pagrinde tais žurnalais, tais straipsniais, kurie yra atviroje prieigoje, kurie yra lengviausiai prieinami. Tai parodo pačios atvirosios prieigos reikšmę mūsų narių mokslinėje veikloje. Na ir, aišku, kaip žinome, yra kai kurie tiesiog straipsniai nepasiekiami ir tiesiog norėjome sužinoti, ką mūsų nariai mano, kokios yra pagrindinė kliūtis. Tai kaip pagrindinė kliūtis, daugumos narių buvo išreikšta, kad tai nepakankamas nacionalinės mokslo politikos dėmesys prieigai prie mokslinių publikacijų. Tai tarsi leido mums suprasti, kad kažko tai trūksta galbūt mūsų pačioje nacionalinėje mokslo politikoje, kažkaip tai paskatinti, kad ta atvira prieiga būtų labiau išplėtota. Ir į klausimą, kas galėtų pagerinti tą mokslinės informacijos judėjimą, tai manoma yra, kad tiek pačios mokslinės politikos formavimas Europos lygių galėtų prisidėti, tiek toks kaip ir reikalavimas, kaip skatinimas talpinti savo publikacijas į atvirosios prieigos talpyklas. Ir tokia kaip apibendrinimą, tiesiog labai detaliai nenagrinėsiu aš tos apklausos, kaip apibendrinimą paminėsiu, kad tiesiog dauguma narių mano, kad reikėtų kažką tai daryti pačioje galbūt mokslo politikoje ir esant palankioms aplinkybėms beveik, irgi dauguma 84% talpintų savo publikacijas atvirosios prieigos žurnaluose. Na ir čia turėčiau šiek tiek galbūt sustoti ir paminėti, kad nuo to laiko praėjo nemažai laiko, jau metai laiko ir mes tiesiog tuo metu, čia daugiau gal Gintarės netgi Tautkevičienės buvo iniciatyva, paskatino mus prisijungti prie šio projekto, kadangi, kaip matėte, buvo poreikis mūsų mokslininkam daugiau sužinoti apie tą atvirąją prieigą ir pasiaiškinti priežastis, kodėl, galbūt kaip ją paskatinti labiau. Ir tiesiog neseniai su nariais susisiekiau, susirašėm ir pasiklausiau, kokia yra jų nuomonė šiandien, praėjus tiek laiko po visų seminarų. Deja, galėčiau pasakyti, kad, kaip matėt, nors ir 98% naudojasi tą atvirąją prieigą, man pačiai buvo labai keista, paklausus, kaip jie galvoja, kas paskatintų patiem publikuotis atvirosios prieigos žurnaluose savo straipsnius. Buvo išsakyta mintis, kad, nežinau, tiesiog galbūt mitas tai yra, kad atvirosios prieigos žurnalai yra kažko prastesni. Vis dėlto tas dar šiek tiek išlieka. Ir aš nežinau, ar čia yra tiesiog Lietuvoje toks dalykas, bet kažkokiu būdu yra to suformuluota nuomonė ir ją labai yra sunku paneigti mokslininkam. Beveik visi, praktiškai visi pripažįsta, dar kol kas nei vienas nesakė, kad tai yra kažko blogiau. Visi pripažįsta, kad tai yra tikrai geras dalykas atviroji prieiga ir visi mielai publikuotų, bet kažkodėl tai, kada eina jau tiesiogiai kalba, pabrėžia šiek tiek tą kokybę kažkodėl kitokią. Na ir čia norėčiau daugiau dėmesio skirti tam paskutiniam seminarui, kuris vyko Kaune prieš savaitę, man rodos.
Ir tai buvo ne tik apie pačią atvirą prieigą kalbama, bet ir apie atvirą mokslą. Tai vyko, kaip jau minėjo Gintarė, daugiau diskusija. Ir apibrėžė dalyviai, kad tai yra ir, tai yra naudinga, lygiai taip pat ir, kad tai yra atvira, lengvai pasiekiami duomenys, daug informacijos ir visa kita. Ir po diskusijos buvo suformuluoti daugiau kaip siūlymai, rekomendacijos, ką reikėtų daryti, kad tie straipsniai būtų, kad pateikiama informacija būtų labiau prieinama visiems. Tai aišku, toks kaip ir elementarus dalykas, kad tiesiog publikuotis atvirosios pareigos žurnaluose, dalyvauti tose atvirosiuose konferencijose, kurios vyksta, dabar visko toliau to yra populiaresnės, tiesiog viešai talpinti savo mokymo medžiagą ir visa kita. Tačiau diskusijai norėčiau galbūt iškelti tokių kaip keletą klausimų, keletą aspektų. Dažnai diskutuojant tiek pirmojo seminaro metu, kada vyko diskusija, tiek ir dabar mūsų elektroninio pašto konferencijoje, vis dėlto, vėl čia sugrįšiu prie to paties, kad kalbant apie atvirą diskusiją, vėl kyla klausimas su ta pačia kokybė. Ir kada paklausiu mokslininkų, tai jeigu turite tos gerus rezultatus, ką jūs rinksitės, kokį žurnalą, jeigu norėtumėt publikuoti, tarkim, ar Nature, ar atvirosios prieigos kažkokį tai žurnalą. Tai, aišku, dauguma taip pradeda iškart jau abejoti ir kažkodėl tai manytų, kad geriau galbūt tokiam tiesiog prestižą labiau turinčiame žurnale. Bet čia vėl tada apie tai kalbant reikėtų, aš bijau įsivelti į mokslo kokybės klausimus, nes tiesiog galbūt įaugę mokslininkam yra tas mūsų pačių darbų vertinimas pagal cituojamumus. Ir tie žurnalai automatiškai yra to aukšto turintys impact faktorių ir tiesiog jie laikomi tokie kaip ir prestižiniais. Ir dažnai pamirštama, kad ir atvirosios prieigos yra labai gerų tų žurnalų, bet vis tiek yra bijoma, tiesiog manoma, kad jeigu tu jau Nature turi arba Science, tai jau tikrai jau tave labiau vertins negu atvirosios prieigų žurnale. Tai tiesiog čia yra vienas dalykas, kur tiesiog reikėtų gal pagalvoti, kaip paneigti tokį mitą, kur tiesiog yra, manyčiau, kaip mitas. Teko kalbėti po trečio seminaro su Pavelu, užmiršau pavardę, su juo apie tai, ką jisai mano būtent šituo aspektu. Ir, yra, kaip jisai pastebėjo, kad tai, kad tu turi straipsnį Nature, tai nebūtinai reiškia tavo kokybę, tai tiesiog labiausiai parodo, kad tu dirbi tokioje srityje, kuri yra šiuo metu labai aktuali, kaip sakoma, ant bangos tavo yra ta tema. Iš tikrųjų ir cituos tave, ir dažnai ir būna, kad tave cituoja dėl to, kad tikrai toje srityje, toje temoje daug dirba mokslininkų. Tačiau šiek tiek reikėtų galbūt pamastyti, kaip tą dalyką galbūt labiau išsiaiškinti ir kad man būtų aiškiau tiem jauniesiem mokslininkam, kaip paskatinti būtent atvirosios prieigos publikuoti. Kitas dalykas, tai atvirosios tų duomenų savo žalių, vadinamų duomenų, eksperimentinių duomenų talpinimas atvirosios prieigos talpyklose. Tai irgi šiek tiek diskutuojant kaip ir su mokslininkais, kaip ir pripažįstama, kad tai yra gerai, šiek tiek yra prisibijama visokių intelektinės nusavybės klausimų, kas tai galėtų panaudoti paskui ir, tarkim, vis tiek labiau, kaip sakoma, bijotų teikti visus duomenis, kurios gauna, nes patys mokslininkai dar nežino, kuriuos publikuos, kurių nepublikuos ir, šiek tiek yra toksai, bent jau labiau aš aišku kalbu ne apie socialinius, bet apie technologinius mokslus, apie biomedicinos sritį. Ir apskritai dabar apie tą paskatą mes kalbame, kad reikėtų atvirosios prieigos žurnaluose publikuoti, tai vėl toksai kyla klausimas, ar reikia skatinti. Galbūt tai savaime vykstantis procesas, kur, kaip matome, tai tikrai vis populiarėja šis dalykas ir visi matome jo naudą. Ir galbūt tai savaime tiesiog taps kaip ir norma, kad visi ir publikuosis atvirosios prieigos žurnaluose. Tai tiek trumpai. Ačiū labai, Vilmai.